Specialiai kažkaip ypatingai ruoštis kelionei jums tikrai nereikia. Plaukus jums nukirps klinikoje prieš procedūrą, taip pat ten jums nubrėž plaukų augimo liniją ir jūs pasitarsite su gydytoju, kaip geriau jums įsodinti plaukus. Vitaminus gerti, vaistus kažkokius irgi nėra tokių rekomendacijų, kad jums reikia kažką gerti, nebent jūs gerite tai dėl savęs jau kažkokį laiką ir tiesiog galite tęsti. Bet labai svarbu prieš operaciją nevartoti kažkokių kraujo skystinančių vaistų, pavyzdžiui, aspirino arba dar kažkokių tokių panašių vaistų. Ir šiaip jeigu jūs vartojate vaistus arba turite kažkokių lėtinių susirgymų, tuomet visą laiką reikia iš anksto paklausti mūsų, parašyti, ką jūs geriate arba ką jūs vartojate, ir tada mes paklausim gydytojo, pasikonsultuojam, ar jums galima būtų gerti tuos vaistus prieš operaciją, ar reikėtų ten 1, 2, 3 dienos prieš nutraukti gerti tuos vaistus. Specialiai ruoštis tikrai nereikia. Vienintelį dalyką, ką jūs turite padaryti, tai turėti su savim apsivilkti marškinėlius su sagutėmis, kad jums būtų patogu apsivilkti, nusivilkti ir nereikėtų per galvą nusirengti visko.